Būsimojo Harry Poterio serialo gretos vis didėja ir dabar HBO pasidalino dar 9 aktoriais, kurie įkūnys mums tikrai gana pažįstamus personažus. Pradėkime nuo Smirdžių šeimynos. Pirmiausia, tai yra Drakas Smirdžius, kurį vaidins Loksas Pretas. Šiaip visai kine, bent jau ir televizijoje patirties neturintis jaunuolis, kuris akivaizdžiai savo karjerą kels nuo šio serialo. O jo tėvą Liucijų suvaidins aktorius, kurio karjera jau yra tikrai įsivažiavusi, ir tai yra Johnny Flynnas. Jis pasirodė tokiuose filmuose kaip Emma, Viena gyvybė, Operacija Mincemeat ir taip pat dar visai neseniai išleistame miniseriale Ripley. Aktorė Catherine Parkinson suvaidins Molę Weasley ir ji anksčiau buvo matyta tokiuose serialuose kaip The E.T. Crowd arba britiškame Sherlocko variante. Taip pat turime jau ir Durslių šeimyną. Petunija suvaidins Belle Powley, kuri daugiausiai vaidina serialuose, bet kartais pasirodo ir filmuose. Ir vienas jų yra net savotiškai lietuviškas Tarp pilkų debesų. Na, o Vernoną suvaidins Danielis Rigbis, kuris iš esmės vaidina televizijoje ir didžiausias jo vaidmuo buvo Netflixo seriale Juodasis veidrodis. Magijos ministrą Kornelijų Karamelę suvaidins Bertis Karvelis, kuris pasirodė tokiuose serialuose kaip Sherlockas, Daktaras Kas, Midsomerio žmogžudystės ir taip pat dar visai neseniai seriale Karūna. Na ir galiausiai turime dar 3 labai jaunus aktorius, kurie neturi jokios patirties nei kine, nei televizijoje, bet čia jie įkūnys tikrai jau mums pažįstamus personažus. Pirmasis jų yra Samas Finneganas, kurį suvaidins Leo Earlis. Parvati Patil suvaidins Alessia Leone, o Levanda Brown Sienna Musa. Kaip jums šis aktorių kolektyvo papildymas? Pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.